Sveiki, tai noriu parodyti šiek tiek e-shopo valdymą, tai yra Akademija B1 LT. Kada einam Akademija B1 LT VP admin, mes prisijungiame prie admin sistemos ir mes čia turime kairiai pusiai valdymo panelę. Iš principo viskas veikia panašių principų. Tai šiuo atveju parodysiu apie produktus, kitų video rodysiu apie šiaip vidinį valdymą. Tai ką mes dabar turime? Mes turime WooCommerce orders, tai čia yra, jeigu įkrenta elektroninės parduotuvės užsakymai, tai čia mes matome visus parduotuvės užsakymus ir panašiai. Mes tada turime, jeigu nueiname į akademiją parduotuvę, galime vaikščioti, va tarkim, atsidarom džemperis ir šitas, tai galime ateiti ir čia spausti viršuje, kada būname prisijungę prie admino, mes matome šitą viršų juostą, redaguoti produktą. Tada tokiu būdu iš karto atsidaro redaguoti produktą. Čia mes turime aprašymą, turime SKU, shippingas, kadangi tai variable product, yra variationai, tai yra variacijos. Parodysiu, kaip vyksta su variacijomis ir kaip su dydžiais. Tada yra nuotrauka, papildomi nuotrauka, produkto tiesiog pridedam tas ir kategoriją, kuri norit, kad būtų, make primary padarot. Ir čia tada trumpas produkto aprašymas ir baigėsi viskas. Tai ir viską pataisius pakeičius, paspaudžiam update ir produktas atsinaujina. Lygiai taip pat į šitą produktą mes galime per admin meniu nueiti į produktai. Ir čia mes matom visų produktų sąrašą. Ir čia puslapiuotė yra. Ir lygiai tą patį džemperį, ne, čia gal ir ne šitas, bet iš esmės atsidarom. Ir irgi čia galim produkto descriptioną įrašyti, SKU, variacijos tas pats, viskas tas pats yra ir editing. Taigi galima patekti į produktų redagavimą, einant arba per frontą, arba per administracinę panelę. Lygiai taip pat ir, pavyzdžiui, taip trumpas intarpas akademijos komandos, jeigu paspausim redaguoti puslapį, mes lygiai taip pat irgi nueisim į komandos redagavimo puslapį. Tai tokiu būdu galima naršyti tiesiog svetainę ir visą eiti redaguoti ir keistis puslapį ir panašiai. Tai va, tai dabar kas liečia produktus, tai mes edinam naują produktą. Jeigu mes jį dedam, tester, ne, čia kažkokie aprašymai, set feature image, aš tiesiog nustatau feature image. Jeigu simple produktas yra, tai tiesiog įrašau kainą 50, priskiriu kažkokiai kategorijai, čia trumpas aprašymas ir iš principo publish. Kas tada įvyksta, jeigu aš nueinu į parduotuvę, tai galbūt čia bus paskutinis tas produktas. Tester yra ne produktas, aš jį atsidarau, matome 50 eurų, čia tas mano aprašymas, ilgas aprašymas. Viskas kaip ir suveikė, viskas yra. Mes galime toliau redaguoti tą produktą. Dabar kaip padaryti variacijas, tai nueinam į atributus ir čia pasirenkam dydžiai arba jau iš karto sukurtus atributus, kur čia mes attribut sukuriam, tai mes tiesiog galim sukurti dydis, spalva, tada į tam dydžiui viduj įėjus, mes galim sukurti mažas, didelis, tai tarkim spalvai galim sukurti raudoną, žalia, geltoną ir taip toliau. Tai mes tada dydžius pridedam ir mes tada pasakom, iš kokių galimų dydžių šitas produktas bus. Jis, pavyzdžiui, turi tik vidutinius ir itin didelius. Taip, dydžiai yra išseivinu, taip, ir iš simple product aš padarau variable product. Ką tai reiškia? Kad jisai ims variacijas, nueinam į variacijos ir čia gaunasi, galiu arba rankomis pridėti, arba create variations from all attributes. Na ir jisai tada visas variacijas man ir padaro. Kas yra variacija? Tai kas, kai prekė vidutinis dydis, ne, yra 60 eurų, kai kitoks dydis yra 70 eurų. Taikiau. Ir update'inam. Nu tai ką, mes tada turime tą produktą, ir čia galime nueiti, nuo šiam iki 7 ir galime pasirinkti ir taip toliau. Tai va čia tokiu būdu mes galime valdyti visas prekes ir panašiai. Taip pat čia yra ir kategorijos, kur galime ištrinti kategorijas, pridėti naują kategoriją, tiesiog įrašom add new
prisidėjo nauja kategorija, tada keliant produktą, už šitą kategoriją matysis ir ją bus galima priskirti. Tiesiog ją galima ir ištrinti. Taip pat WooCommerce settings galima čia pasižiūrėti, shippingą, yra visi momentai, kaip kas nusistato. Tai teoriniam lygmenį, čia pasižiūrėjus ar YouTube porą video, ar dar panašiai, yra WordPress'as, labai daug pamokų, galima viską redaguoti, keisti ir panašiai.